Nu tai ką, labas rytas. Pas mane šiandien yra spalio 6 diena. Pastovėjau tikriausiai gegužės 3. Biški iš praeities. Skambinu ir rašau. Ir linkiu labai gražios dienos. Tikriausiai nežinau, ar e-mailus tikrini tokiu metu. Ar ne? Bet gal tada vėliau pamatysi, gal anksčiau, nežinau. Bet jo, išsiuntė mane pusvalandukai pavaikščiot. Galvojau, gal susuksiu kokią nors filmuką. Tai linkiu gražios labai dienos. Gražaus labai gimtadienio. Nežinau, ar kažką ateityje sugalvojau ar ne. Gal kažką. Bet toksai biškį iš praeities skambutis. Nedažnai juk tokius galima padaryti. Man iš ateities, tau iš praeities, bet va. Tai linkiu labai daug sveikatos. Linkiu išpildyti norus. Ir laimės tikriausiai. Laimės reikia visiems, ar ne? Ir kad vaniogutis būtų didelis ir gražus. Ir siunčiu biški jūros, vėjo nėra, šilta, saulė šilta, keli vaikai bėgioja ir viskas. Tai va. Tai vėlgi gražaus gimtadienio. Tikiuosi, kad diena graži, kad nelyja. Jeigu lyja, tai dabar juokingas komentaras. Nu, bet supranti, ką noriu pasakyti. Ir jau, gražios dienos bučkas. Šiandien spalio 12 ir vis tiek linkim gero gimtadienio. Šiandien lapkričio 1, o mes sakome su gimtadieniu, ar ne? Nors ir serga, bet vis tiek linkim gražaus gimtadienio. Šypsomės? Jo. Jubilėjimo diena, jubilėjimo diena, jubilėjimo diena. Pasaklis, šiandien yra balandžio 30. Mes dabar viską montuojam ir linkime gražaus dienos ir gimtadienio. Ir siūlyčiau pažiūrėti, kas padėta ant printerio.